Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinė krepšinio komanda Europos krepšinio čempionatuose pradėjo žaisti nuo 1993 metų, kai tada Vokietijoje vykusiose pirmenybėse Bosnija iškovojo 8 vietą. Paskutinį kartą Europos čempionato finalinėme etape Bosnija dalyvavo 2005 metais, kai iškovojo 13 vietą. Sabito Hadičiaus vadovaujami Bosnijai į finalinį čempionato etapą pakliuvo tik FIBA leidus padidinti dalyvių skaičių. Mažai žinomoje komandoje galima rasti mums gerai pažįstamų vardų. Tai Kenaną Bajramovičių, kuris praėjusį sezoną praleido Vilniaus Lietuvos Ryte ir Kauno Žalgiriui anksčiau atstovavusi Ratko Vardą. Komandos lyderių galima įvardinti Ispanijoje žaidžiantį Mirza Teletovičių, kuris praėjusį sezoną Eurolygos varžybose vidutiniškai pelnydavo po 15 ir 40 taško, bei nepaisant aukšto ūgio yra itin pavojingas prie tritaško linijos. Rimta paspirtimi gali tapti ir naturalizuotas amerikietis Henry Domerkantas. Šį sezoną pasirašė sutartį su Kazanės Jauniks ekipa. Bosnija nesidžiaugė vien patikimu į finalinį etapą ir bandys bent pakliūti į kitą turnyro etapą. Bosnijos ir Hercegovinos komanda savo kovas Europos čempionate pradės Alytaus mieste C grupėje su Graikijos, Kroatijos, Makedonijos, Juodkalnijos ir Suomijos ekipomis.